Nu ką, čia davedinėjom tokį dabar tuningą, kaip sakant, darau Rebelis 15 metų, 2 konsolis, labai retai papuola, ilgis 5.03, plotis 2.11. Ką aš padariau, ko nebuvo, gamykliškai visą perdažiau pilnai, dugną visą, čia lipdukai kliuosi šonuose, reptorium nudažiau visus tepazus. Antytės 6 padariau, normalesnės buvo iššokančios tokios. Čia iš iš polipropileno to neišeina šitas. Nežinau kaip laikys, pirmą kartą dedu neržas, bet dabar galvoju pagal dizainą, kadangi viskas juoda, šitas. Toliau sudėjau šitą detalę, visą pagaminau, traukiau, kadangi čia buvo vonia. Čia nepatogu gale, kai žuvį kažkokia ar ką, turi koją, krenta į tą vonę, o čia dabar, jeigu tvičinė arba su čerpoku gali iš galo prieiti, vienu žodžiu, arba, pavyzdžiui, maudaisi, išlipi, vas čia. Toliau, aišku, jis nieks čia neplauta dar, dabar tik tokie darbai, sudėjau tas spyruoklinės visas laikiklius, kad nudažiau juodai šitus sėdinių. Kaip sakant, visą Black Edition, tai Black Edition darom. Toliau, ko nebūna pas amerikonas, dėjau rankeną laikytis per bangas. Sudėjau tokius laikiklius, patogu, nepatogu, nežinau. Vietą tik radau, kur geriausia, čia tokie, tipo perplaukinėt ant greičio iš vietos į vietą. Vairuotojai ir keleiviai yra įsismeigiai ir lėki, kad nereiktų į dėžę dėt. Ten, čia yra spiningų laikiklis, 3 spiningam. Čia irgi sudėjau tos, kad negriūtų, kai spiningą traukia ir nesulaužytų. Toliau, ką mes čia biškį jam tuningėlio padarėm, pertraukiau visą dugną. Jisai buvo kilimas, grinai va toksai. Ir toks patepaluotas jau, matosi, tai primečiau žymiai praktiškiau, vinilas, amerikanskas vinilas. Va, naujai padaryta fanera. Sudėtas naujas vinilas. Toliau, ką aš pagaminau, čia va buvo tokia uždara ir neišnaudota tumba, kiaura ten. Gali prieiti. Pagaminau dugną. O čia va iš aliumo ir medžiagytė, čia labai gerai. Portmaniuką įsidėti, telefoną, viską. Kam tas tumbas laikyti neišnaudotas. O čia va skylė, kaip tik irgi susidėti viską galima. Toliau čia navarotas reguliuojamas vairas. Neužtenka rankų. Vienu žodžiu, paspaudė jisai, pakilo, paleidė. Ir jis važinė aukštyn žemyn. Pavyzdžiui, juos tai plaukiniai, pasikeli ir vairuoji. Pasikeliu ras ir iš viršaus vairuoji stačias. Viską matai. Toliau, bardačiokas, tai čia aфиgennas. Aišku, čia yra tokia opcija. Pas mane toks pats buvo, dabar pasidariau, paėmiau, čia pertvarą padariau. Ir ten čia pačios irgi skylę įsipjoviau. Tipo, ten portmaniukui. Čia va tokia mažesnė. Čia kaip kam, kas nori daug dėt. Čia gali beleko susidėt, kas nori mažiau, ten ir ten galima pasidalinti. Čia tokias smulkmenas, kembrikiuką uždėjau, nes čia tokia plasmasė, braižasi rankos, amerikonai, jie tokie petskeliai. Toliau pas visus Rebelius būna, čia nuėmiau rankeną, nes rakto nėra, reikia raktą padaryti. Būna šitie visi laidai, eina per čia, tiesiog numesti ant borto. Čia būna toks trikampiukas iki va čia va. Ir čia toliau laidai, viską suleidau į vidų. Čia va, kur įėjimas tokį uždėjau, nes čia neišeina įleisti, užsilaužė kabelis, bet ir panaikinau tas visas nesąmonės. Dabar viskas tvarkingai, gražu, laidų nėra, liko va gale vienas, nors sonaro dar kabo, bet jisai, sonaras, nežinau, nelūpt, jisai toks. Ir va, gaunasi platformytė patogi, didelė. Čia va irgi su spyruokliniu, čia masalai. Čia jis baisus, visas apdulkės. Va priekis, priekį. Va šitą spiningų laikiklį
pritaisiau pasėtai pasidėjęs ir čia, nes čia vienintelė vieta, nes čia atsidaro laivelis. Vat, ir jau tada maišo kampas. Čia biškį paklyjuosi, matau kilimukas, lamputė atšokęs. Toliau čia nudažyta, toliau įdėjau durelės, nes pas juos čia, jeigu YouTube žiūrit, būna tik tai brezentas toks, tai va, padarau durelės, kad būtų kultūringai, bam, kaip sakant, viskas pagal feng shui, gražiai tvarkingai. Čia amerikonas buvo pasidaręs kažkokią nesąmonę, buvo iš rūdėjančios kardos kažkokias skylės įsipjovęs, nu tai aš radau tokias vat spinas pirkti, nepigios, bet va, kad rakinamos, čia gamykliškai tai buvo tokia, tai parodysi gamykliškai, va tokias, ir gerai būtų, aišku, ir tokia, čia vakumai, bet kadangi jis buvo viskas sugadinęs, o durelių nelabai norėjau perdaryti, nes kilimo tokio atspalvio neturiu dabar, čia perdaryti nėra, čia sunku, išpjoviai, filkai, bet kilimo nėra, tai va tokias. Aišku, dabar biški pagal tuningą čia juoda, čia chromas. Galima persidažyti juodai, ir viskas juoda. Aišku, rankena chromuota, bet jeigu, kaip sakant, black edition daryti. Nu ir va, toks laivelis. Plaukia jisai kokie 65. Gal biški daugiau, iki 700 spaus, nes šis variklis yra neblogas, agresyvus. Nu, ir tokia vat bakas, aišku, su ausokliu viską užpilamas, 700 litrų telpa, čia va visi reguliavimai. Trimo davikliai, čia viskas, echolotas čia senas, toks, nu, gal 100 eurų ir vertas, bet aš jo nelupsiu, paliksiu. Čia signalo, pipinė tipo. Nu, ir toks lundukas. Bus išplautas, išvalytas, stovis ledas, platforma, šitas super daiktas, nori atsilenki kėdės ir sėdi, nori vat pasilieki. Aš kai su laivu gaudau iš viso, vat atsisėdu čia, arba kėdį įsikišu čia ant kėdės, čia pedalą elektrinį, arba iš vis atsisėdu ant tos platformos, sėdžiu, ekraną pasistatęs iš va čia va, laivo, vieną ten, kitą čia. Ir va, sėdėdamas taip, užsimoju ir mėtau. Vienu žodžiu, ir labai patogu. Kai paiešką darau, tai sėdžiu ant vairuotojo kėdės, kai jau mėtau, tai sėdžiu čia gale. Nu, toks variančiukas. Čia prieki dokumai dedasi, čia gale 3 galima įkišti, bet čia 2 teisingiau, 4. Realiai 4 reiktų. Minkotai 1, 3. Minkotai, elektros įranga ir starterinis, 3 atskiros sistemos. Nu tiek.